kelio ženklinimas ir jo charakteristikos. Pirmas skyrius. Horizontalusis ženklinimas. Horizontalusis ženklinimas – baltos arba šiame skyriuje nustatytų kitų spalvų linijos, rodyklės, užrašai ir kitokie simboliai ant važiuojamosios dalies, nustato tam tikrą eismo režimą ir tvarką. Siaura ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus ir draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešinio eismo juostą. Žymi eismo juostų kraštus, važiuojamosios dalies ruožus, į kuriuos draudžiama įvažiuoti, transporto priemonių stovėjimo vietų ribas ir važiuojamosios dalies kraštą. Esant kelio ženklui 413, pėsčiųjų ir dviračių takas skiria dviračių eismui skirtą tako dalį nuo pėsčiųjų eismui skirtos tako dalies. Šią liniją kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą arba stovėjimo vietą. Plati ištisinė linija žymi važiuojamosios dalies kraštus automagistralėse ir greitkeliuose. Atskiria važiuojamosios dalies eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui. Atskiria eismo juostą nuo maršrutinio transporto stotelės. Atskiria dviračių juostą. Šią liniją kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą arba kelio ženklai, eismo juostą maršrutiniam transportui ir kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui negalioja. Dviguba ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus keliuose ir draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešinio eismo juostomis. Šią liniją kirsti draudžiama. Geltona ištisinė linija žymi vietas, kur uždrausta sustoti arba stovėti, gali būti naudojama eismo juostoms žymėti darbų vietoje. Šią liniją kirsti draudžiama. Jeigu geltona ištisinė linija naudojama su baltomis ženklinimo linijomis, žyminčiomis eismo juostas, reikia vadovautis geltona ištisinė linija. Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai 3 kartus trumpesnė už tarpus, skiria priešingų krypčių transporto srautus ir žymi eismo juostų ribas. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Artėjimo linija, siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai 3 kartus ilgesni už tarpus, įspėja, kad artėjama prie 1,1, 1,3 arba 1,1 ištisinės ženklinimo linijos, kuri atskiria priešingų krypčių arba tos pačios krypties transporto srautus. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų ilgis vienodas, žymi eismo juostas sankryžoje, įvažiavimo į kelią, išvažiavimo iš kelio vietą ir gali žymėti važiuojamosios dalies kraštą. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Plati brūkšninė linija, kurios brūkšnių ilgis 3 kartus trumpesnis už tarpus, žymi ribas tarp greitėjimo, lėtėjimo juostos ir kitos eismo juostos, sankryžose ir skirtingų aukščių kelių sankirtose. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Geltona brūkšninė linija žymi vietas, kur draudžiama stovėti, gali būti naudojama eismo juostoms žymėti darbų vietoje. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Jeigu geltona brūkšninė linija naudojama su baltomis ženklinimo linijomis, žyminčiomis eismo juostas, reikia vadovautis geltona brūkšninė linija. Dviguba linija, susidedanti iš 2 siaurų lygiagrečių linijų, kurių viena yra ištisinė, o kita brūkšninė, skiria priešingų arba tų pačių krypčių transporto srautus kelių ruožuose, kur persirikiuoti leidžiama tik iš vienos juostos. Žymi vietas, skirtas apsisukti, įvažiuoti į stovėjimo aikšteles ir iš jų išvažiuoti, kur leidžiama važiuoti tik viena kryptimi. Šią liniją leidžiama kirsti iš brūkšninės linijos pusės, taip pat iš ištisinės pusės, bet tik baigiant lenkti arba apvažiuoti. Plati linija, brėžiama skersai važiuojamosios dalies, stop linija, rodo vietą, kur vairuotojas privalo sustoti esant kelio ženklui, stop, kai sankryža nereguliuojama, arba draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui. Iš trikampių sudaryta linija rodo vietą, kur vairuotojas privalo duoti kelią kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu važiuojančioms transporto priemonėms. Zebras žymi nereguliuojama pėsčiųjų perėja. Nereguliuojama pėsčiųjų perėja tik horizontaliuoju ženklinimu. Zebras gali būti pažymėta dviračių take ar stovėjimo aikštelėje. Zebras žymi nereguliuojama pėsčiųjų perėja, o rodyklės – pėsčiųjų ėjimo kryptį. 2 lygiagrečios linijos, sudarytos iš stačiakampių, žymi pėsčiųjų perėją, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu. Dviračių pervaža – 2 lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų, žymi vietą, kur dviračių takas,
Dviračių juosta kerta važiuojamąją dalį. Užbrūkšniuotas arba uždažytas plotas žymi nukreipimo saleles, kuriomis važiuoti draudžiama. Rodyklės nurodo leistinas važiavimo kryptis juostoje. Aklakelio ženklas įspėja, kad draudžiama sukti į artimiausią važiuojamąją dalį. Ženklinimas, leidžiantis iš kairės kraštinės juostos sukti į kairę, leidžia ir apsisukti. Rodyklės su lenktu kotu įspėja, kad artėjama prie važiuojamosios dalies susiaurėjimo arba 1,1 ar 1,3. 1,1 ištisinės ženklinimo linijos, kuri atskiria priešingų krypčių transporto srautus. Trikampis praneša, kad artėjama prie sankryžos su pagrindiniu keliu. Užrašas stop praneša, kad artėjama prie 1,11 ženklinimo linijos, kai ji naudojama kartu su kelio ženklu stop. Raidės ir skaičiai nurodo kelio numerį, maršrutą. Raidė A žymi eismo juosta, skirta tik maršrutiniam transportui, arba maršrutinio transporto stotelę, išskyrus taisyklių 182 punkte nustatytą atvejį. Simbolis A+ žymi eismo juostą, skirta maršrutiniam transportui ir kitoms transporto priemonėms, kaip nurodyta taisyklių 181,1 punkte, išskyrus taisyklių 182 punkte nustatytą atvejį. Plati brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų tarp brūkšnių ilgis vienodas, žymi eismo juostą, skirta maršrutiniam transportui, maršrutinio transporto stotelę tose vietose, kur jas leidžiama įvažiuoti arba išvažiuoti iš jų, arba dviračių juosta, kurią leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Dviračio simbolis žymi dviračių juostą, dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismui skirtą pėsčiųjų ir dviračių tako ar šaligatvio dalį arba dviračių taką. Asmens, sėdinčio asmens su negale vežimėlyje, simbolis žymi stovėjimo vietą, kurioje gali sustoti arba stovėti tik transporto priemonės, pažymėtos skiriamuoju ženklu asmuo su negale arba asmens su negale automobilio statymo kortelė. Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai žymi greičio mažinimo priemonės, įrengtas važiuojamojoje dalyje. Dviguba brūkšninė linija žymi reversinės eismo juostas, kuriuose eismo kryptis keičiasi į priešingą, skiria priešingų krypčių transporto srautus. Šią liniją, skiriančią priešingų krypčių transporto srautus, draudžiama kirsti, jeigu ši linija skiria tos pačios važiavimo krypties srautus, kai įjungtas žalias reversinio šviesoforo signalas. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų jos pusių, o kai įjungtas geltonas reversinio šviesoforo signalas. Tik tada, kai ši linija yra vairuotojui iš dešinės. Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą, pusę, kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti. Užrašu taksi ir simboliu A+ pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti lengviesiems automobiliams taksi. Užrašu taksi gali būti žymimos lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vietos. Simboliais 4+ ir A+ pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti automobiliais, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių. Elektromobilio ir A+ simboliais pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti elektromobiliams. Elektromobilio simboliu gali būti žymimos stovėjimo vietos, skirtos elektromobiliams stovėti tik jų įkrovimo metu. Motociklo ir A+ simboliais pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti motociklams. Pėsčiųjų simbolis žymi pėsčiųjų taką ar pėsčiųjų eismui skirtą tako dalį. Geltonomis linijomis pažymėtas plotas važiuojamųjų dalių sankirtoje žymi vietą, į kurią įvažiuoti draudžiama, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti važiuojamųjų dalių sankirtoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui. Pėsčiųjų ir dviračio simboliai vienas po kitų žymi pėsčiųjų ir dviračių taką. Įspėjamojo kelio ženklo 105 vaikai atvaizdas įspėja apie kelio ruožą, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų, prie darželio, mokyklų, žaidimų aikštelių ir panašiai. Įspėjamojo kelio ženklo 127 pėsčiųjų perėja atvaizdas įspėja, kad artėjama prie pėsčiųjų perėjos.